tą dovanotą alkoholį atgal ir dėl to su nieko net neatsisveikino. O aš turėjau atsiprašinėti, gerai, jau 8 metai, kaip nesame kartu. Jis atneši dovanų ir tada išeidamas pasiemi dovaną. Nu, nepatiko kompanija, žinai. Ne, žinokit, ne, aš šitą pasiemu. Sako, mano vyras, kuriam tuo metu buvo 21 metai, rengdavosi labai toks turgų style. Bičiuliai, būtina pasirūpinti savo. Tikrai įspūdingų sintezatoriaus Bet ne visi taip drįs. Articles, I know that you can always find a plieninį žirgą kelioniai ar kasdieniams darbams. O gal jūs vairuojate Ford? Situacijų dalykų, bet ką tai rodo, kas į... Vitaminą D iš tiesų ir kartais pageriu magnį. Kraujas, sandaros. Kraujo praliejimo. Cheminiam, kažkokiom cheminiais junginiais, kurie galbūt yra gerai ir sudėti, bet dažnai gali ir pakenkti. Kaip kad ir rašė apie tos dermatitus ir kitas alerginės reakcijas. O štai medus, kokosas, ricinos aliejus, migdolo aliejai, kiaušiniai, jogurtas, pienas, garstyčios, alyvuogių aliejus, citrinos sultys. Pavyzdžiui, tokie ingredientai nemanau, kad galėtų mums pakenkti. O štai iš jų ir galima pasidaryti puikiausių kaukių ir šitai pamaitinti, padrėkinti, sustiprinti savo plaukus, paskatinti netgi jų augimą, suteikti blizgesio ir padėti kovoti su slinkimu ar sausa. Šalia smarto garas sodo, Jonas Martė gaidį rodo, o pas Jonas tai gaidys, kaip pernykščias kumelis. Nusipuikiu, tą tylų vakarą. Bet palaukit, to aš pasižiūrėsiu. Ne, iš tiesų čia taip ir parašyta, kad garstyčias tiesiog reikia užsitepti ant plaukų šaknų. Bet gal šitą išbraukim, gerai, šito nebandykim metodo, nes bijau, kad šitas gali pavojingas būti truputėlį. Šito nereikia. Gal tiesiog eikime prie kito metodo, tai būtų atgal.
Tiesiog reikia užsitepti ant plaukų šaknų. Bet gal šitą išbraukim, gerai, šito nebandykim metodo, nes bijau, kad šitas gali pavojingas būti truputėlį, šito nereikia. Gal tiesiog eikime prie kito metodo, tai būtų atgal.